važiuoju į Varšuvą jungiamaisiais traukiniais. Dabar laukiu traukinio iš Kauno į Balstogę. Ir aš nežadu apsiriboti vien Varšuvą. Iš Varšuvos važiuosiu į Prahą, taip pat traukiniu. Iš Prahos važiuosiu į Vieną, į Austrijos sostinę. Važiuosiu ir paprastais, ir naktiniais traukiniais, ir greitaisiais. Važiuosiu netgi Lenkijos tuo pačiu greičiausiu traukiniu. Man jau liko visai nedaug laiko, 10 minučių atvažiuos traukinys ir važiuosime į Lenkiją. Mano kuprinė, kuri laukia. Štai savaitėj laiko tiek daiktų pasiėmiau. Man reikia papulti į trečiąjį peroną. Štai tenais tas peronas yra su europiniais bėgiais vadinamais. Europinė trasa, kur atitinka europinius standartus. Tokia didelė požeminė perėja yra. Trečias peronas, 4-5 kelias, man reikalingas 4 kelias. Štai šis 4 ir iš ten atvažiuos traukinys. Šiandien sekmadienis iš Kauno išvažiuoja 9 val. Čia bus 10. Kol kas aš vienas keleivis, sekmadieniais nelabai kam aktualu važiuoti į Suvalkus, apsipirkti ar šiaip pavaikščioti po Suvalkus, nes šeštadienį, kada važiuoja šis traukinys, tai galima Suvalkuse išlipti, praleisti keletą valandų, pakolis nuvažiuoja iki Balstogės ir kada jisai grįžta atgal, sėsti į tą traukinį ir parvažiuoti iki Marijampolės, Kazlų Rūdos ar netgi iki Kauno. O mano traukinys atvyksta. Susirasiu vietą, kur čia patogiau atsisės, traukinys visiškai tuščias. Daugiau žmonių bus tik tais jau Suvalkuose. Štai čia puikiai vieta bus atsisėsti, daug vietos. Suvalkuose išlipsiu, ten bus 10 minučių sustojimas ir Trakiškėse dar bus apie 10 minučių sustojimas. Trakiškėse kaip ir pasienis skaitosi, užeis pasieniečiai, pasižiūrės, ar viskas gerai, perės per traukinį, galbūt kažkieno patikrins dokumentą, ar viskas legalu ir taip toliau. Ir toks minkštas, smagus traukinukas, artimų reisų, regioninis. Bilietas man kainavo iki Balstogės 9 eurai 50 centų. Tai normali visiškai kaina. Tokia lenkiška kaina, galima sakyti, viskas tinka. Iš Balstogės važiuojant į Varšuvą bilietai jau yra šiek tiek brangesni, bet irgi žiūrint, kada perki, prieš kiek laiko perki ir kokio patogumo nori tame traukinyje. Jeigu važiuosi antrąją klasę ir pirksi maždaug prieš porą savaičių bilietą, tai bilietas gali kainuoti apie 10 eurų, jeigu prieš porą dienų pirksi iki išvykimo, tai apie 15 eurų pirmąją klasę, 20-25 eurai. Privažiuojame jau Trakiškės, čia yra pasienis tarp Lietuvos ir Lenkijos. Trakiškės kažkada buvęs Lietuvos miestelis prieš 100-metį, gal kokius metus ar 2, taip gražiai skamba, kaip kokie trakai, Trakiškės. Užėjo pasieniečiai, patikrino, paprašė dokumentą, parodžiau, daugiau nieko jie nežiūrėjo. Važiavau jau į Suvalkus, traukinys šiek tiek pastovės ir dabar mes važiuosime į Belastoką. Tai stotis kokia graži Suvalkų. Dar rusai pastatė ją kažkada caro laikais.
Štai aš ir Balstogėje, 4 valandos kelio ir aš jau čia, dabar man reikia laukti traukinio į Varšuvą. Turiu 2 valandas laiko maždaug. Mano traukinys bus maždaug va tokiais vagonais. Iš Balstogės nevažiuoja greitieji traukiniai į Varšuvą. Ir tie traukiniai vyksta tik tarp pagrindinių didžiausių miestų. Aš šioje kelionėje važiuosiu tuo traukiniu. Rašo, kad jisai pasiekė greitį 250 km per valandą. Atvažiavo mano traukinys į Varšuvą, dabar turiu susirasti 13 vagoną. Einam susirasim savo vietą, jau išvažiuos už 10 minučių traukinys. Einu į centrinę geležinkelio stotį Varšuvos ir šiandien važiuojam iš Varšavos į Pragą. Tokie va kultūros rūmai vadinami, tai ten stotis traukinių. Stovi traukinys į Frankfurtą, į Vokietiją. Vagonų restoraną, netgi rusiškai parašyta. O mano traukinys irgi turi šią platformą atvažiuoti ir neužilgos turėtų pasirodyti. Informaciją radau: Budapeštas Praga, traukinys 8:30 iš Varšuvos centrinės stoties, 9 valandos kelio, maždaug 8 gal su pusė. Ir būsiu Pragoje. Tokia roboto yra ranka. Ką čia daro? Ai, kavą paruošė. Užsisakyti kavos galima. Ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Įsėdau į traukinį, labai trumpai jisai stovėjo čia, gal tik porą minučių, taip kad reikėjo greitai susisukti, surasti savo vagoną, įsėsti ir važiuoti. Taip jau paskyrė likimas važiuoti viename vagono skyriuje su moterimi, kuri važiavo iš karo siaubiamos Ukrainos. Ji yra iš Severodonecko, miestas okupuotas Rusijos. Ir iš miesto nieko nelikė, kaip į paskui vieni griuvėsiai. Ir jos namai ten buvo, bet ir jų daugiau nebėra. Ir viskas, kas šiai moteriai likė, tai vienintelis lagaminas, su kuriuo jinai važiuoja. Tai viskas, kas kaip į paskui liko nugyvenus 70 metų. Gerai tai, kad jai dar yra kur važiuoti. Čekijoje gyvena jos dukra ir anūkė. Anūkė ją turi pasitikti Pragoje. Paklausiau palydovo ir jis man pasakė, kad traukinyje yra vagonas restoranas, iš pat pradžių kažkaip nepastebėjau. Tik reikia pereiti 5 vagonus. Na, mano pirmas vagonas, o vagonas restoranas beveik pačiam gale. Kągi, einame tuo pačiu, pažiūrėsime, kokie vagonų tipai yra šiame traukinio sąstate. Daug tuščių vietų visur, ne sezonas ir ne savaitgalis. Yra ir tokio tipo vagonas, jau važiuoja, kas turi bilietą Lenkijos ribose. Yra keleivių, kurie turi bilietą be vietos. Lenkijoje tokia praktika yra, nors yra laisvų vietų, galima sėstis į laisvą vietą, bet šiam žmogui turbūt patogu šioje vietoje sėdėti. Šis vagonas beveik užpildytas keleiviais. Kiti vagonai, kuriuos praėjau, tokie patys, taip kad nebūtina kitus vagonus rodyti. Pagaliau restoranas. Man visada patinka vagonas restoranas. Jis turi ypatingą atmosferą. Kiekvienas esantis žmogus kažkur keliauja, kiekvienas turi savo planą. Taip pat kaip ir aš.
Sau gurkšnoji kavą ir stebi vaizdus pro langą. Kas gali būti nuostabiau? Nespėjau net gerai apsiprasti su kelionė, o Lenkija beveik pravažiuota. Liko dar vienas didelis miestas ir toliau jau Čekija. Atvažiavome į Katovicus, jau netoli Čekijos sienos šis miestas randasi. Atvažiavome jau į Čekiją, dabar keis lokomotyvą ir sustojimas visą pusvalandį netgi. Toksai gražus lokomotyvas Lenkų ir dabar turėtų pagal viską pakeisti į čekišką. Traukinio lokomotyvą prikabino iš kitos pusės, dabar mano vagonas paskutinis. Na, bet gerai, galiu grožėtis tokiu vaizdu pro galinį langą. Na štai aš ir Prahoje, 3 traukiniai ir aš čia važiavau tik traukiniais, jokių autobusų, šiek tiek laiko užtrunka, nes kelionė ilga, bet aš jau čia. O rytoj važiuosiu į Vieną, iš šios stoties. Dabar 8 ryto, už pusvalandžio važiuoju traukinys į Austriją. Pabūsiu Vienoje visą dieną ir vakare traukiniu grįšiu į Prahą. Na ir iš ties puiku, kad važiuoja tiesioginiai traukiniai. Praha Viena yra, iš Prahos galima nuvažiuoti ir Vengrijos sostinę Budapeštą, taip kad čia susisiekimas tarp įvairių Europos šalių be jokių problemų. Tai ten stotis, visai netoli. RegioJet, tai tokiu traukiniu geltonu aš šiandieną važiuosiu. Dabar svarbiausia susižinoti platformą, iš kurios platformos išvažiuoja ir kelią. Tokie traukiniai tarp Vilniaus ir Kauno ir tarp Trakų yra ir pas mus 2 aukščiai. Prahos stotis išties labai didelė, čia kartu ir prekybos centras, daug parduotuvių, taip kad jeigu tenka laukti traukinio ilgiau, tai neprailgs laikas, nes yra ką daryti. Nes galima rasti užsiėmimų ir pavalgyti, ir apsipirkti, ir pažioplinėti. Štai reklama to traukinio, kuriuo aš važiuosiu, RegioJet. Ir jis važiuoja iš čia, jisai važiuoja į Vieną, į Bratislavą, į Budapeštą, Brno, tai čia Čekijoje Brno. Galvojau tarp Bratislavos ar Vienos važiuoti, iš tikrųjų norėjau ir į Bratislavą, į Slovakijos sostinę, bet Viena kažkaip labiau patraukė ir šiandien važiuoju į Vieną, na, galbūt kitą kartą jau į Bratislavą važiuosiu. Labai daug žmonių keliauja traukiniais, labai pastebėjau ir ypač Lenkijoje, tai išvis daug. Na ir čia, kaip matau, tikrai daugybė išvien pilni traukiniai. Susiradau savo traukinį, 1033 į Vieną, bet dar kelias nenurodytas, kur irgi dar nežinoma, tai net nežinau, į kokią platformą eiti ir laukti. Atsirado jau nurodymas, iš kurios vietos išvažiuos traukinys. Traukinio platforma jau aiški, aišku, iš kurio čia kelio išvažiuos, viskas gerai. Na ir šitų geltonų traukinių aš važiuosiu.
Šiame traukinyje yra 4 vagonų klasės. Aš važiuoju pirmąją klasę, vadinama Relax. Yra dar aukštesnė verslo klasė. Vagonas toks pats, tik didesnis nemokamų paslaugų ir maitinimo pasirinkimas. Gaila, bet bilieto į verslo klasę negavau, taip kaip kaina skiriasi nedaug, tai bilietus greitai išperka. Relax klasė bilietas man kainavo 21 eurų. Verslo klasė kainuoja 24 eurus, o pigiausias vagonas tik 13 eurų. Ir tai kelionė 4 valandų tarptautiniu traukiniu. Pažiūrėkite, koks vagonas už pigiausią, tik 13 eurų kaina. Atgal aš važiavau tokiame vagone. Man viskas buvo patogu ir pasikartosiu, tik 13 eurų bilieto kaina iš Vienos į Pragą. Bet grįžkime į Relax vagoną. Nemokamai gavau vandens ir galima pasirinkti dar vieną gėrimą ar užkandį. Aš pasirinkau kavos atsigerti. Įvairūs užkandžiai taip pat nebrangus po eurą ar 2, yra visokių saldumynų ar netgi galima užsisakyti daržovių. Traukinys ilgą laiką važiavo pakankamai greitai, apie 160 km per valandą. Traukinio servisas labai paslaugus, per visą kelionę dažnai prieidavo, teiraudavosi ar ko nors pageidauju. Vagone yra keletas atskirtų vietų po 4 vietas, kas labai patogu keliaujant šeimai ar su draugais. O man kaip vienišam keliautojui labai patiko, kad yra sėdimų vietų po vieną. Pravažiavome Dunojaus upę, traukinys artėja prie Vienos. Kelionė visiškai neprailgo ir neišvargino, traukinys labai patogus, o aptarnavimas tai tiesiog pranoko mano lūkesčius. Atvažiavo šis traukinys į Vieną, dabar 1 valanda, po 1 šiek tiek ir aš turiu laiko iki vakaro, pavaikščiosiu po miestą ir vakare sėsiu į tokį patį traukinį, tik tais jau į kitą klasę ir važiuosiu atgal. Sveikinuosi su jumis iš Prahos. Už manęs yra Prahos senamiestis, tai tiesiog muziejus po atviru dangumi, bet aš noriu jums parodyti keletą įdomių vietų. Ne pastatus šiuos gražius, nors jie labai gražus ir verti dėmesio, kad juos parodyti. Nors dabar pats niūriausias mėnuo metuose lapkritis, toks depresinis mėnuo tas lapkritis, bet Prahoje čia nesijaučia jokios depresijos. Toks traukos objektas, žinomas aktorius visiems. Ir žmonės atsistoja, būna į tą laisvą vietą ir nusifotografuoja. Yra ir Briusas Vilisas. Nežinau, jums patinka ar nepatinka, bet visuose dideliuosiuose miestuose, Krokovoj, tas pats Vienoj ir štai čia vat yra ir Varšuvoj, ir Prahoj. Neišeina iš mados tas važinėjimas šitomis karietomis ir kankinimas tų arklių. Mano nuomonė, tai tikrai turėtų tokie dalykai būti uždrausti kaip ir cirke pasirodymai su gyvūnais. Ir viena iš tokių įdomybių Prahoje, tai ši metalinė Čekijos rašytojo Kafkos. Galbūt tai labai garsus ir geras rašytojas. Aš nesu skaitęs Kafkos, bet jau jai pastatė tokią skulptūrą, tai manau tikrai jis nusipelnęs jos. Štai kokios gražios gatvelės. Ir aš ieškau vieno dalyko, ieškau pakaruoklio. Kažkur turi būti netoli pakaruoklis. Esu girdėjęs tokių istorijų, kad atvažiuoja turistai ir jie šiek tiek dar išgeria, nėra susipažinę su miesto įžymybėmis ir eina tamsoje šią gatvę ir pamato štai ką ir pradeda netgi skambyti policijai. Policija yra užregistravusi daug tokių įvykių, kada skambina ir sako, štai žmogus pakartas ant namo stogo. Šis kabantis žmogus tai yra psichoanalitikas, psichologijos tėvas, galima pasakyti, Zigmundas Freudas.
Ir tai simbolizuoja, jis pasikabinęs, iš tikrųjų jis nepakartas, jis ranka laikosi už tokio strypo. Ir tai simbolizuoja, kad reikia mokėti kovoti su savo baimėmis. Jeigu bijai aukščio, tai pasikabini, laikaisi. Jeigu tai praktikuosi tai, ką tu bijai ir taip darysi dažnai, tai tavo baimės išnyks. Priėjau prie to tilto Karaliaus Karolio. Čia labai daug turistų, daug žmonių apsirengusių štai taip įdomiai, kurie nori, kad su jais fotografuotaisi už tam tikrą mokestį. Ir pastebėjau, kad Prahoje būtent, kas išmaldos prašo bomžauja, tai būtent su šuniukais, kažkaip šuniukus pasiima į pagalbą, kad jautriau sureaguotų žmonės. Tikrai labai gražų šuniukai. Kaip jie ten ramiai taip išguli, tai nežinau. Ir štai tas tiltas pastatytas, jis labai seniai pradėtas statyti 14 amžiuje, 14 amžiaus pradžioje maždaug. Tada, kada Gediminas savo geležinį vilką susapnavo. Na ir šį tiltą statė ilgai, apie 100-metį. Tai vienas iš žymiausių objektų Prahoje ir visoje Čekijoje, kad taip gerai išlikęs tas tiltas, nesugriautas per jokius karus. Na, išvis Praha nesugriauta per Antrą pasaulinį karą, taip kaip kiti miestai, kaip Gdanskas, tarkim, visiškai buvo sugriautas. Ir būtent Prahos sąjungininkai pagailėjo, nusprendė nebombarduoti. Ir jinai išliko tokia, kokia ir buvo viduramžiais. Ir tai galima įsivaizduoti, kiek žmonių, kiek kartų per amžius perėjo šiuo tiltu. 14, 15, 16 amžius, 17, 18. Ir štai dabar aš einu juo. 21 amžius. Ir reikia tikėtis, kad po mūsų dar daug amžiaus stovės. Einu pasiieškosiu siauriausios gatvės Europoje, kur gali praeiti tik vienas žmogus ir su nieko kitu prasilenkti negali. Ten netgi šviesoforas yra pėsčiųjų. Na ir štai priėjau tą gatvę, man raudonas dega, negaliu eiti, o žalias. Žalias. Bet reikia laukti, pakol išeis. Gatvelė, štai tokia tarp namų vadinama gatvelė. Čia daugiau laiptai tokie. Bet pavadinta gatvė ir yra šviesoforai pėstiesiems, nes realiai tai čia ir prasilenkti jai nelabai stambus. Čia toliau kavinė jau. Kavinė, žmonės ateina į kavinę, tai tokis traukos centras, ta gatvelė, viskas aišku. Kažkodėl daug laistytuvų pridėta. Man raudona. Yra tokios gražios skulptūros vaikščiojantis, ar tiksliau pasakius ropojantis kūdikiai. Kokie stambus, kokios jų kojytės stambios. 3 iš viso yra. Nežinau, ką jie simbolizuoja, dėl ko jie čia. Kažkokia prasmė turi būti, bet aš nežinau, neturiu informacijos tokios. Tikrai, kad gražus, labai gražus kūdikiai. Na ir Praga tikrai labai įdomi, visokių galima atrasti įdomybių. Visokių. Ir va, visur, visi su šuniukais. Ir kaip jie išmokyti yra ramiai taip gulėti. Neįtikėtina, pirmą kartą matau tokį dalyką. Kaip ir baiginėjau apžvalgą
Prahos parodžiau visai nedaug, tik tokius keletą įdomių dalykų, nes čia daug labai gražių pastatų yra ir objektų, kur aš net visko ir neišvaikščiočiau. Tiesiog norėjau tokius įdomesnius parodyti. Dar parodysiu jums traukinių stotį, nerealiai graži, ir lauksiu traukinio į Lenkiją. Tik pažiūrėkit, koks St. Bernaras. Koks tu didelis. Pažiūrėkit, čia dydis ir koks va ten dydis. Ir abudu iš vilkų yra kilę. Koks grožis. Kokias anksčiau statydavo stotis. Kiek daug visokių statulų. Ir kokis kupolas. Nerealiai graži stoties centras čia skaitosi. Toliau visa kita yra uždaryta, nes pati stotis, tai va, apačioje kažkada buvę ir bilietų kasos yra, ir laukiamoji salė. Tiesa, laukiamoji salė dar yra keli suolai, mačiau sėdi keli žmonės, bet na, viskas čia yra tik tais jau kaip muziejus. Daugiau fotosesijoms ir štai fotografuoja netgi. Ir štai čia galima išeiti į traukinių platformas arba eiti po žeme. Gerai, kad jinai atidaryta žmonėm, kurie gali užeiti. Dauguma stočių iš vis uždaro, padaro daugiau tik tais komercinį pastatą kažkokį šalia, kaip prekybcentrį ir viskas. O traukinys. Tai nėra mano traukinys vakare 10 vakaro. Atvykau į Krokuvą, traukinys šiek tiek vėluoja, man likia apie 15 minučių iki kito traukinio, taip kad skubu greitai ieškoti kito traukinio. Gerai, kad tik tiek vėlavo, o ne daugiau, nes būčiau ir likęs. O mano vagonas štai toks gražuolis buvo, taip gražiai visas nupaišytas. Informacija jau yra, 5. platforma mano, taip kad nieko nelaukęs iškart einu į tenais. Dabar 5:30 ryto, stotis tai neužsidaro, jinai dirba visą parą. Štai mano traukinys. Pociąg osobowy kolei Małopolscy SK1 do stacji Wilczka Rynek. Restoranas. Kraków Zamodzie, Kraków Płaszcz, Kraków Prochodzi, Kraków Wyżanów, Kraków Wyżanów Dążewo. Vadinamasis tas greitasis traukinys. Mano pirma klasė, taip kad pirma labai daug skiriasi nuo antros, tai pasimėjau pirmą klasę. Pažiūrėkime iš priekio, kaip atrodo. Pociąg osobowy kolei Małopolscy SK1. Aš jau Varšavoje atvykau su šiuo greituoju traukiniu ir dabar man 2 valandos pertrauka, lauksiu
traukinio į Bialystoką. O Bialystokė persėdimas tarp traukinio atvykimo ir išvykimo. Štai dar toks pats atvažiuoja, biškį pertraukė mane. Nu, kaip faina būtų toksai tarp Vilniaus ir Klaipėdos. Ir jeigu bėgiai būtų tinkami, kad jis galėtų greitai važiuoti. Taigi, ką norėjau pasakyti, atvažiuoju į Bialystoką be 5:03, o 3 valandą išvažiuoja traukinys į Kauną. Tikiuosi, kad nevėluos, nes jei vėluos nors kokiom 3-4 minutėm, tai aš nesuspėsiu jį. Dvyliktas mano vagonas, 1 klasė, labai daug žmonių, traukinys ilgas. Šiandien nepriklausomybės diena Lenkijoje, tai labai daug visur važiuoja žmonių, labai daug. Šiek tiek vėluoja, tikiuosi nevėluos. Va jie užsideda Lenkai tokius raiščius visur. Patriotinius tokius raiščius ir jie. Vyksta į Varšuvą ar į kitus miestus švęsti šventės. Štai mano paskutinis vagonas. Liepos. Traukinys pilnatukas, net kalibri žmonės, kurie be vietos važiuoja. Šiam 2 vieta. Svarbiausia spėti į Bialystoką laiku, kad jis laiku atvažiuotų, nevėluotų, nes aš turiu tik tais 2-3 minutės laiko persėsti, kaip minėjau. Jeigu nespėsiu, tai nežinau, kaip reikės grįžti. Autobuso kažkokio laukti, ieškoti. Mano mašina Marijampolė, aš turiu iki Marijampolės važiuoti. Kiti autobusai pro Marijampolę nevažiuoja tiesiai į Kauną iš Bialystoko. Tai reikės tada planuoti kažką, bet kol kas neplanuoju, laukiu, kaip viskas bus. Bėgam. Stovi dar traukinys. Labai gerai, kad į 1 perėjau. Į 1 vagoną. Ačiū Dievui. Čia poros minučių klausimas buvo. Jei būčiau iš paskutinio vagono, aš būčiau jau nesuspėjęs. Suvalkai. Važiuojam toliau. Trakiškės. Važiuojam toliau. Šeštokai. Nu dar truputį. Aš jau Marijampolėje. Štai ir baigėsi mano kelionė iš Prahos į Marijampolę. Kelionė užtruko 22 valandas maždaug. Pakeičiau 4 traukinius. Iš Prahos vakar išvažiavau 22 valandą, o šiandien 8 vakaro jau esu Marijampolėje.